Kai kurios senosios Lietuvos gyvulių ir paukščių veislės jau išnykusios. Kitos, tokios kaip žemaitukai, vietinės kiaulės, šemi, baltnugariai galvijai, vietinės avis, vištinės žąsis, atsidūrusios prie išnykimo ribos. Šių veislių atkūrimu, išsaugojimu rūpinasi Baisogalos dvare įsikūręs Gyvulininkystės institutas. Kam tas išsaugojimas reikalingas, nes žmonėm kartais kyla, kodėl mes išsaugom, kodėl galim jų nesaugoti, arba juos sakykime, jie liktų jau natūraliai, kiek jų yra, bet vykstant pramoniai, vystantis gyvulininkystėj, iš tikrųjų veislės yra labai selekcionuojamos visos, atrenkama pagal pieningumo požymius, pagal produktyvumo požymius. Ir tie produktyvumo visi požymiai įstumia tuos ilgaamžiškumo genus, sveikatingumo genus. Ir gali ateiti toks laikas, kai mes jau nebe tie galvijų, mums reikės grįžti vėl atgalio ir pasimti genetinę medžiagą, o mes jau čia turėsime suformavę tos branduolius ir irgi turėsime iš kur paimti. Čia ne tik tai mūsų Lietuvos yra toks tikslas, yra bendrai Europos ir pasaulio tikslas šalių, kad kiekviena šalis turi išsaugoti savo ūkinių gyvūnų, genofondinius, tos genetinius išteklius, taip pat ir augalų, aišku, augalai susijima kiti mūsų kolegos, mes pagrinde užsijimam, gyvūnų genetinių išteklių saugojimo ir, kaip minėjau, laikom tas veislės. Su ūkinių gyvūnų genetinių išteklių programomis dirbantis mokslininkai ne tik atkuria nykstančias veisles, bet ir kaupia genofondą. Suformuoja vietinių gyvūnų bandas, veisia jas grynuoju veisimu ir perduoda augintojams. Dabar pas mus laikoma irgi dviem būdais. Tai pirmas būdas būtų tai, kai laikoma gyvai bandos, tai yra galvijų bandos, žirgų, žirgai laikomi gyvai, jie veisiami, atveda palikuonis įvertinami ir paliekami arba toliau veisliai, bet turim ir antrą būdą, tai išsaugojimas ex situ. Ką tai reiškia? Reiškia, kai mes paimam iš tų gyvūnų genetinę medžiagą, ją užšaldom ir laikom skystame azote. Tai toks būdas irgi ganėtinai efektyvus ir jau skystame azote užšaldyta genetinė medžiaga skaitoma, kad gali išsilaikyti 5000 ir daugiau metų. Viena iš lietuviškų veislių, kuri buvo prarasta, tai vietinės vištinės žąsys. Veislės atkūrimu buvo susirūpinta tik po Antrojo pasaulinio karo, kai 1995 metais iš užsienio žąsų veislių kolekcijos Pamaskvėje buvo nupirkta 100 kiaušinių ir parvežta į Lietuvą. Sunku net patikėti, kad vietinių žąsų populiacija, buvusi itin gausi tarpukario Lietuvoje, atsidūrė ant išnykimo ribos. O atstatinėti veislę teko naudojantis užsienyje išsaugotų lietuviškos žąsies genofondu. Iš tikrųjų, žąsų mes turėjom daug ir Lietuvoje buvo labai populiari žąsininkystė. Bet aišku, po Pirmo pasaulinio karo, Antro karo pasekoj to žąsis pradėjo nykti ir bendrai žąsininkystė pradėjo nykti Lietuvoje. Tai norint atkurti, pas mus Lietuvoje buvo dvi veislės sukurtos, vištinė žąsis ir pulkinė žąsis. Tai vienos veislės mums jau nebepavyko atkurti, tai yra pulkinė žąsis, jos yra išnykusios Lietuvoje, bet pavyko atkurti vištinę žąsis. Nes vištinių žąsų kaip produktyvios veislės buvo išsaugota užsienio banke, tai yra užsienio kolekcijose, kuriuose buvo būtent saugomos šita viena veislė. Tai mūsų mokslininkų dėka buvo nupirkta, važiuota į tą centrą ir buvo nupirkta 100 vištinių žąsų kiaušinių, iš kurių buvo išperinti pirmieji žąsiukai. Tai žinoma, darbas buvo sudėtingas, todėl kad su žąsim dirbti mūsų instituto mokslininkai patirties nedaug turėjo, tai buvo pasitelkta vandens paukščių specialistus, kurie mums padėjo. Perinime mums buvo padėjęs ūkininkas Bielinis, kuris būtent užsiiminėjo žąsim ir mums padėjo perinti žąsiukus pirmais metais. Tai po truputį mūsų pulkas didėjo
institute ir mes pradėjome vykdyti jau tą selekciją. Tai pasilikdavome kelis reprodukcinius pulkus, juos atnaujindavome kas 5-4 metai ir taip po truputį viskas įsivažiavo. Aišku, vėl be augintojų mes išsaugoti veislės beveik neįmanoma. Tai reiškia, lieka vienas pulkas. Tai buvo sukurta asociacija, kuri vykdė visą tą veiklą, bandė įtraukti augintojus į Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija, kuri įtraukinėja augintojus, kad jie augintų ir daro populiarinimo darbą, bei veda kilmės knygas. Galima tik pabandyti įsivaizduoti, kiek buvo įdėta mokslininkų pastangų, kol pavyko atkurti lietuviškasias žąseles. Dar įdomu su žąsim, kad Lietuvoje žąsininkystės nebuvo ir išvis paukščių veislininkystės mažai buvo. Todėl, kad visą, genetinę medžiagą mes įsivežam jau gatavą. Tai reiškia, mūsų kilmės registrų irgi neturėjom kaip daryti, neturėjom pavyzdžių. Tai aišku, pradėta nuo vištinių žąsų pulkų registro, tada pačių žąsų ženklinimo ir registravimo, tada prasidėjo jau kilmės knyga. Veislininkystės pripažino veislininkystę mus kaip veislininkystės institucija, kuri vykdo būtent tų vištinių žąsų auginimą ir pagal kilmę ir pagal pulkus. Tai pas mus yra vienintelis turbūt selekcinis brandolys toksai didelis, kuris turi pilną gerą kilmę šitų žąsų ir visas atsekamumas yra įmanomas ir galimas. Gyvulininkystės institute vištinių žąsų išperinimui naudojami specialūs inkubatoriai. Kiaušiniams inkubatoriui reikalinga pastovi priežiūra. Tinkamai sureguliuoti temperatūrą, kiaušinius reikia reguliariai drėkinti ir ypač daug priežiūros paskutinėmis žąsiukų išsiritimų dienomis. Čia mes randamės žąsų inkubavimo patalpoje, yra inkubatoriai. Į inkubatoriai telpa 300 kiaušinių žąsų. Žąsų kiaušiniai inkubuojas nuo 1 iki 34 dienų. Inkubacijos yra režimas nuo 1 iki 25-37 ir 7, drėgmė 65. Po to dedam į perinimo padėklus, sudedam, nustojam vartyti. Žąsiukai pradeda rystis 28-7 dieną. Masinis ritimas, skaitosi tas. O žąsiukas įsirita nuo 100 iki 140 gramų. Žąsų kiaušinis sveria nuo geriausias inkubatoriui tinka nuo 100 iki 180 gramų. Jeigu būna mažesni, tai įsirita mažesni žąsiukai, nelabai tvirti, su jais problemų. Per didelį kiaušinį irgi nepajėgia įsiristi, žąsiukas neturi energijos, pristinga. Prieš dedant į žąsų inkubatorių kiaušinius mes visus kiaušinius susveriam, yra sekami tėvų pulkai, surašyta ir ant kiaušinių. Visus žąsiukus irgi susirašom, kiek sveria, kad atsekti visą giminingumą, visą liniją. Žąsiukas vienadienis irgi yra pasveriamas, laikomas. Geriausia duoti vienadieniam žąsiukam, kad nebūtų tokio streso, kai išimam iš inkubatoriaus, gliukozės ir vitamino C tirpalą atsigerti, tada jiem būna kitoks, nes vis tiek šilumos temperatūra pasikeičia ir jiem gauna stresas. Darbuotoja atsakinga už paukščių perinimą kruopščiai apžiūri ir vertina išsiritusius žąsiukus, sveria, veda apskaitą. Tik po tokių vištinių žąsų selekcinio pulko dauginimo procedūrų jaunikliai keliauja į naujus namus. Čia žąsiukus yra išperinam, yra žmonės susisakė, jie keliauja toliau pas augintojus, pas mus genofondo pulką atsinaujinam ir keliauja pas žmonės, kurie augina su sertifikatu, tai važiuojam, žieduojam, sveriam žąsiukus 9 savaičių, 26 savaičių matosi lytis, uždedam žiedus, 9-26 savaičių žiedus dedam tam laikotarpį, tada nustatom lytį, išduodam sertifikatą ir jau žmogus augina veislinę tą žąsį, rašom į kilmės knygą, jis jau gali platinti kaip veislinę ir gauti išmokas, viską. Lietuvoje vis daugėja ūkių, kurie augina žąsis, bet nebūtinai veislinės. Kaip juokauja centro darbuotojas, dažniausiai geri augintojų ketinimai baigėsi ties kalėdomis,
kai užauginta žąsis keliauja ant šventinio stalo. Augintojų tai mes turim tikrai nedaug, apie 22 augintojus yra Lietuvoje, bet tie augintojai nėra dideli. Aš jau kaip ir minėjau, pats pirmasis augintojas buvo Bielinis, kuris augino daugiau nei 100 žąsų, bet šiai dienai jisai atsisakė vištinių žąsų auginimo, tai dabar ateina vis nauji augintojai, bet problema yra tokia, kad su augintojais mes visi žada, kai perka iš mūsų vienadienių žąsiukus, visi žada vykdysim veislininkystę. Bet visi galvoja, kad žąsį auginti yra labai paprasta, išleidau ant žolės, jinai pati auga ir pati gausiu gerą produkciją ir taip toliau. Tai dažnai būna ir dar vienas dalykas, kuris pakiša mum koją, tai yra kalėdos. Tai dažniausiai ūkininkai nusiperka žąsiukus, išsiaugina iki to tinkamo laiko ir kalėdom, kai ateina gera kaina, už kalėdinę žąsį jie tą žąsį parduoda. O dėl ko ta kalėdinė mūsų žąsis tinkama? Todėl, kad žąsytė sveria 5-6 kg augusi žąsytė, patinas 6-7. Ir kas yra, kaip juokiasi mūsų augintojai kai kurie, sako, labai tinkama žąsis į orkaitę. Nei per didelė, nei per maža. Tai manau, kad dėl to ta žąsis tokia yra populiari. Kodėl nueina į kalėdų stalo. Tai va, su veislininkystė yra sudėtinga. Kodėl sukaupti nykstančių veislių genofondą yra kur kas paprasčiau nei plėsti naujų augintojų ratą. Akivaizdu, kad ūkininkų lūkesčiai skiriasi nuo mokslinių interesų. Nors ypatingų sąlygų, vištiniai žąsiai auginti nereikia, bet norint gauti veislės sertifikatą, reikia atitikti tam tikrus reikalavimus. Tas augintojas, kuris veda jų žąsis yra veislinės ir įrašomas į kilmės knygą, jos turi būti suženklintos, išmatuotos, yra sveriami kelis sykius žąsis sveriamos, atrenkamas pagal eksterjerą, tai yra žiūrima snapo forma, akių forma, pačio kūno forma, spalva snapo ir kojyčių spalva. Tai vienu žodžiu yra darbo nemažai. Tai mūsų selekcininkai važiuoja į pulkus ir vertina, bet norint įvertinti, tai reikia kiekvieną žąsį pagauti. Tai nei vienas ūkininkas, tai yra, vienas kitas nori, bet kiti ūkininkai nenori ir mes tikrai turim sudėtingai, kad pagauti. Ūkininkas įsileidžia, sako, jeigu nori, tu pats ir gaudyk tą žąsis. Nes taip, veislinis selekcinis darbas yra pakankamai sudėtingas. Tai taip pat sveriami kiaušiniai, skaičiuojama, kiek žąsis padeda kiaušinio pulke. Tai visa tai dedasi į duomenis, kuriuos paskui mes analizuojame ir žiūrime, kur eina veislės gerinimas tolyn. Kaip atrodo lietuviška vištinė žąsis su patvirtintu veislės sertifikatu? Ar atskirsime ją nuo kitų žąsų? Vištinė žąsis yra mūsų vienintelė veislė, kur yra sukurta ir, sakykime, 20 amžiuje jinai skaitosi sukurta veislė, produkcijai gauti, tai yra lietuviška. Kitos žąsis jau yra mišrūnės, pamišrintos ir visa kita arba visai kitų veislių. Bet šitom Lietuvos vištiniam žąsim yra galimi. Būna taip, kad turi pilkų plunksnų savo kūne. Tai tas yra leidžiama, tas buvo, bet jau renkant, selekcionuojant, tai stengiamės, kad tų tokių požymių nebeišlystų, kad jos būtų baltos, nes teoriškai jos yra baltos su rožiniai, gelsvais snapu ir kojytėmis. Gyvulininkystės institutas augintojams, norintiems puoselėti lietuvišką veislę, parduoda vištinių žąsų kiaušinius ir žąsiukus. Dabar už vištinių žąsų auginimą, vykdant reikalavimus, gali būti mokama valstybės parama. Nors ji nėra didelė, tačiau tai paskata auginti nykstančią lietuvišką veislę ir neskubėti kalėdoms parduoti užaugintą broilerį. Norint paramą gauti, tai turi būti minimalus skaičius 10. Bet tai visą laiką yra santykis 3 prie 1, 3 prie 2 žąsinų ir žąsyčių. Tai reiškia, visą laiką reikia žiūrėti, kad žąsyčių būtų daugiau negu patinų, todėl kad jie pradeda peštis tarpusavyje ir jau gaunasi nebegerai. Tai vat reikia labai žiūrėti santykį. Tai minimalus skaičius pulkui tai yra 10,
Bet kaip visada, žinot, visokių bėdų atsitinka, ar kojytė kažkas tai atsitinka, ar kažkur susižeidžia, ar lapė įsisuka dažnai būna, kad į vienadienius žąsiukus arba jau į augintus pas ūkininką lapės įsisuka ir išpjauna iš tampo. Tai rekomenduojama turėti daugiau negu 10, kad paskui galima būtų atstatyti arba įsigyti. Jeigu augtų žąsienos produkcijos paklausa, akivaizdu daugėtų ir ūkininkų, auginančių vištinės žąsis. Lietuviškos žąsys yra vertinamos dėl savo maistinių savybių, nereiklumo aplinkai, nors žąsų auginimas ir nėra pats savaime vykstantis procesas. Išskirtinės savybės tai yra pakankamai geras dydis, dėl ko jos ir išliko, todėl kad kaip populiari mėsinė žąsis, jinai išliko užsienio vandens paukščių kolekcijose, todėl kad kaip perspektyvus genofondas buvo saugoma. Tai manau, kad ir šiai dienai jinai tikrai ir dydis tinkamas, ir priežiūra, tiek, kad jinai neauga taip intensyviai, kaip auga tos importinės mūsų žąsis visos, nekaupia tiek riebalo daug kaip tos kitos žąsis, tai vat galbūt yra tokia niša mūsų šitų žąsų panaudojimui tame, kad tai yra tinkama, graži. Lygiai taip pat ir jinai atrodo gražiai, bet nors ir mažesnė, bet pašaro vis viena reikalaujantis gyvūnas. Tai manau, kad perspektyva yra gera, jeigu mes tik tai rasim panaudojimą. Taigi mokslininkai ir augintojai dar tikisi, kad žąsiena bus konkurencinga ant gurmanų stalo, bei atsiras produkcijos pritaikymų ir kitoms reikmėms. Pūkai taip. Vištinė žąsis anksčiau sakydavo, kad jinai yra viena tokia, kuri paleidžia pūką. Tai kaip jūs matote, čianais irgi pūkų yra pilna, tai dėjimo metu pavasarį. Tai yra žąsis, kuri paleidžia pūką, galima nurinkti jį. Taip vadinamos pešamo žąsis. Dabar sakyti gyvūnų gerovė neleidžia ir mes negalim sakyti, kad tai yra pešamos, bet jos taip, jos paleidžia pūką ir tą pūką galima surinkti. Tai dabar, kadangi atsigauna pūkų pramonė ir atsiranda vėl naujai atrandam pūkinės pagalvės, tai galbūt, bet darbas yra vis tik tai sudėtingas. Turi rinkti ir kai kurie ūkininkai galėtų pradėti kažką tai tokio daryti. Nebus paklausos žąsienos, tol nesiplės. Mes turim pasidaryti, mūsų lietuvių skonis turi būti pasidaryti išlavintas, pamėgti žąsį valgyti, išmokti ją paruošti, nes yra sudėtinga. Dauguma augintojų perlaiko žąsis. Skaniausia mėsa yra 9 savaičių broilerio. Ji būna tada minkšta, sultinga ir gera. O kadangi dauguma nori pardavinėti tik suaugusias metų, virš metų, būna kieta mėsa, dauguma nusivili. Ir mes nesam gurmanai. Tikrai tik tai per Kalėdas valgom žąsį. Nėra tradicijų, kad valgyti žąsis. Žygimanto Augusto laikais už žąsį mokėdavo, žąsis prilygdavo valakui, ten galėdavai atiduoti mokesčių žąsim. Iki karo pas mus augino iki 5 milijonų žąsų. Pagrindė eidavo į Vokietiją, eksportuodavo. Dar skaitydavo, kad atvažiuodavo anksčiau, tai prieš karo laikais žmonės iš Lenkijos, iš visų į sanatoriją paragauti, kaip delikatesinė mėsa skaitydavosi žąsiena. Bet dar vienas minusas, mes nelabai mėgstam, kadangi žąsiena yra tamsi mėsa, tai mums kažkaip nesivalgo. Ta mėsa nesivalgo, nesinori, kad valgyti. Bendrai kalbant apie visas lietuviškas veisles, mokslininkai yra pasirengę išsaugoti nykstančių veislių genofondą. Bet dėl jų paplitimo tarp augintojų yra įvardijamos bendros problemos. Paramos dydis, produkcijos paklausa, perdirbėjų klausimas. Šiai dienai turbūt labiausiai neramus dėl tų veislių, kur mes neturim augintojų, kur nėra paplitę pas augintojus. Tai yra pagrindas turbūt vietinės su karoliukais kiaulės ir Lietuvos seno genotipo Lietuvos baltosios. Tai yra išlikusios tik tai pas mus institute vieninteliai selekciniai branduoliai ir pas augintojus neišsiplatina. Dėl ko? Dėl to, kad turbūt mūsų rinka kažkiek tai yra iškreipta. Augintojas jau nelabai nori auginti. Bet jeigu ir augina, o pramoniniu būdu, pavyzdžiui, mums parduoti yra labai sudėtinga. Didieji pramonės, kurie veža gamintojai, jie prašo didelio kiekio,
mūsų mes didelio kiekio užtikrinti negalim. Tai reiškia, neturim kur parduoti bekono. Jeigu neturim kur parduoti, tai užsikemšam. Kaina krenta automatiškai. Plus veterinariniai reikalavimai. Tai yra labai sudėtingas su kiaulininkystės sistema dabar, būtent išsaugotas vietinės veislės. Bet kas yra gerai, kad mes šiais metais, jau nuo šių metų, yra patvirtinta daug didesnė išmoka už vietinių veislių išsaugojimą, būtent kiaulių. Tai labai tikimės, kad atsiras augintojų, kurie užsiims būtent tom vietiniam kiauliam. Ar bus išsaugotos ir kodėl reiktų puoselėti lietuviškas veisles, bei kaip tai sekasi daryti, lyginant su kaiminėmis šalimis, vertindami dabartinę situaciją, saugant nacionalinės veisles, galime žvelgti pozityviai. Genetinių išteklių išsaugojimo koordinavimo centras yra nacionalinis koordinatorius ir dalyvauja pasaulio genetinių išteklių išsaugojimo veikloje. Ir kiekvienais metais vyksta darbo grupių susirinkimai ir keičiamasi patirtimi, ką mes darom, kaip mes darom, kur mes judam, kokia linkme. Tai taip, kitos šalis labai turi stiprų užnugarį Žemės ūkio ministerijose, kai kurios visai neturi. Tai tame tarpe, tai iš tikrųjų mes esam padarę milžinišką žingsnį į priekį, saugantas mūsų veislės. Tai reiškia, mes tikrai jas išsaugojam kol kas, kai kurias net vystom ir jau galim vykdyti selekciją. Kai kurios, sakykime, dar yra ant išrikimo ribos, bet su kitom šalim palyginus, tai mes tikrai, mūsų sistema kol kas yra, jeigu jinai nebus sugriauta, tai jinai yra pakankamai stipri ir stabili. Tik kitas dalykas, tai ką kitos šalis, ko mums reikėtų pasimokyti, tai vartotojas, tai reiškia ženklinti ir gaminti produktą, būtent žymėtą iš mūsų vietinių veislių. Tai tas yra Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje. Tai turbūt čia tai tenka pavydėti, todėl kad yra ženklai jau seni, sūriai gaminami, pieno produktai, visi vilna, gaminiai, viskas eina būtent per vietinės veislės išsaugojimui skirtas programas ir žymėjimą.